Nukon hybrid. Gausi iškvietėms, kad radom ket mašin, bet dabar to mašinį ir Šiaulius. Tai drožom dabar link Šiaulių. Radau A-klasį Merselį, tokį pat, kur turėjom, prastumėm, tik paskutinį relę. Ir viskas, įdavė pažiūrėsam, nes šiandien biudžetą turam 1300 su centas, tai dėkiam grubę 1300. Ir šiandien mūsų tikslas ir padaryti, kad nupirkti ir parvaryti 2 mašins, katros jau daug maž būtam tvarkingas, galėčiau iš kartą nuspardauti, arba ten kokiu reikalavimą būtam mažas investicijas. Tai gali būti teikti, arba tus pačius Šiaulius 2 susirasti, ar į Kauną paliekti, a Mažeikius, a Telšius, a Klaipėdo, nesvarbu. Tai vot, lekam veizėti. Nu ko, atvažiavom A-klasį paveizėti. Da, savininką nie, bet sakė, yra atrakinta. Tai rek. Nuo salanėliaus. O, purgesintuvį. Sena medicinkė. Kas apačio čia gera. Šmuitkių raktą naują tur. Opa. Normalia. Так, kas čia ištorki. Veiklus turko. Nėra baisi kol kas. Užsidaro. Liuks. Turam įlenktas duris. Čia kažkas jaučiu spyri. Jaučiu, gal reikės pabandyti atitiesinti kažko prikibdyti. Išmesti. Kapčitas veitas. Aišku, kiauro biškį yra. Nu jasna. Reikės čia biškį ir pavirinti. Virinti, nubraižytą. Apsalonėlis. Pusvelnę. Rek vaduškis pripūskė necyptom. Sėdėnis, reikės pavalyti, matas šitas pelėse ir apačia. Nežinau, matasi, nesimatė. Bet matas, kad pastovėjais kažkada. Sakė, kažkokį seneliaus buvusiu. Tai matysim. Čia subraižyta ir gumunį ir trūkst. Padangos. Jau paskutinis sezonas. Kas čia priekiau. Priekis nelabai baisus, bet lempus poliruojas. Prieš rūkų nėra. Kapotėlis visas su akmenukų nušaudytas, rudelėm. Priekinis sparnas. Čia guma trūkst. Žiūram vairuotojai. Kas čia gera. Duris pusę velnę. Rūdžių relė nėra. Tuos veitas mėgst parūdyti. Tvarko, kaip šitas salonėlis atrodo iš vidaus. Kulisa nudrožta. 228 rida. Pusę velnę. Lempelės deg. Bardačioks biškį jau ir. Reik sulitauti plastiku. Elektrinė langa. Čia turam. Elektrinė veidrodėlė. Originali magė. Nieka mondra, labai paprasta klasė. Yra. Reik prasivažiuoti. Pažiūrėti, kas čia geri šanas. Ikon, žmogelis nori užano 700, tai nuderinau 550, nes galinius lenkščio apačias kampą, lygiai tą pat kaip į golfą, realiai kiaurą reik pavirinti. Duris įlenktas, tokių smulkmenų ir gumų trūkst, lempas poliruojas, matskas stovėt, nes virš kapotą jau netgi šitų samonom biškelių žėjai, tai grina pastovėjom, tai reikės ant biškę atgaivinti. Bamperė pusę velnę, gyvi tokiai, važiuoklė vis tvarko, gal kažkas priekiai, keleivio pusėje kažkas norėtum kapį pabildėti, bet nieka tokia mondra. Tai nuderinau už 550 eurų ir galiu pasakyti, kad jie man ton A-klasį. Veinų turam, tai dabar parsivarysim abi mašinas, pastatysim A-klasį šoną ir da biudžetį turam kažkiek, nežinau kiek, tai mesu suskaičiavęs, lekam, paveizėsim, paieškosim kitas mašinas. Žodžiu, važiavom paveizėti dar poros mašinų ir nei vieno neteka, paskutinį pažiūrėjom Opel Corsa, Mažeikius buvo,
Tai ten nieko gero, vis važiuklį pabėgus ir realiai per daug remontą ir realiai tiek pat sukišti, kada nuvažiautom ir realiai niek neuždirbti. Bet, kol važinėjomės, gavau siuntą. Tai gavau šitas va tokį rinkinuką. Tai čia ir Greens epoxids, Cam epoxids, tai ir va tam brabusinio vairo skirts. Tai ko mes darysim, tai visi žin, kad reik pabaigti vairą ir va tep. Realiai paskutinį gal porą sluoksnį reik suvaryti, nušveis lygiai ir išsiūso, kas apsin vairus ir turėsim lyčinį vairą, brabusinį. Tai vat, dabar kaip čia su mašinom reik daryti. Da turim biudžetą kažkas realiai 800 eurų grubė, nu tai 100 nuo metus turim 700 eurų. Turit kas nors mašin iki 600-700 eurų, galit pasiūlyti, galit parašyti maniai į Instagramą, teisę su nuotraukom, aprašyms ir rašo tai, kas norat parduoti, o ne tai, kas galbūt kažkada ateitį parduosiu. Tai, negadinkiam nei savo, nei mon laiką, nei jūsų kantrybės ir kad man nereikėtum važinėti į pirmį nagal. Tai vat, žodžiu, turit mašiną 600-700 eurų, galvojat verta ir parašykit, sumeskit nuotraukas, aprašymą ir vis bus aišku. Dabar turim Golfesterį. Tuon Golfesterį aš nusprendžiau pasilikti. Užsireginti ant savęs, susivirint suslinkščius ir važinėsam iki pat projekto pabaigos ir tada galutiniam variantį mes vis tiek pardausim. Tai bet kokiu atveju jis iškeliaus ne dabar, o pačio pabaigo, kad bus viskas daugmaž jau pabaigta. Turim A klasę. Dabar šiandien nupirkom A klasį už kiek ten 550 eurų, plus minus ten už kūrą į draudimą. Tai jie reik biškėlį pridėti rankų, kaip matyt, ir turėsim lyčiną klasę eisi pardavim. Dar per tų laiką aš pavyzdėsiu kelis variantus mašinų, sulauksiu jūsų, kaip sakant, pasiūlymų. Ir bus viskas aišku, ko darysim su mašinom. Susilaukiau komentarų, kad kodėl vis mašiną apžiūri, bet po kapotu nelenti. Nes po kapotu tu su kamera nelabai kur ten matysi. Aš vis tiek apžiūriu absoliučiai visko, biškėlį už kadrą, biškėlį po, nelabai filmuonu, kaip važiaunu, juk jūs žiūrėdam viduosi, kad negirdėsat, kaip važiuoklių build, nebuild, ar vairis normaliai sukasi dar kažko. Tai, būkiam bėdini, bet teisingi, nafik to reikia. Atvažiavam pavyzdėti mašins, pagrindinis vaistas į mašiną, mes paveizam, apeinam visus dažus, visus trūkumus, kad jį vizualiai matomi, nes klientam, paprastiem žmonėm, pirmą eilę, kaip mašina atrodo. Anai švari, nešvari, kaip kėbulas, rūdis, nerūdis. Čia pirms taškas, kad kuo greičiau galėtum parduoti. Tai aš vis tiek po kapotu žiūriu į visus tepalus skyšius ir ranierį ir panašiai. Tai galit nebijoti, ko aš dirbu. Turim Golfesterį, turim A klasę ir dar turim mūsų likusį biudžetą. Turit mašiną, galit pasiūlyti ir dabar kaip vis laik. Kas dar manis nesekat, galit pasiekti, pasubscribinti, jau kaip norit, kad vis laik paspaudot laiką ir iki kit kartą.